Labas, Rokai. Labas. Norėčiau, kad papasakotum, kokias funkcijas atlieka alyva variklyje. Alyva atlieka labai svarbią funkciją variklyje. Jį apsaugo nuo korozijos, jį valo, jį aušina variklį ir jį sutepa. O kas nutiks, jeigu bus parinkta alyva netinkamai? Jei alyva bus parinkta netinkamai, jie netliks šitų funkcijų. Visų pirma, jei alyvą parinksime klampesnę, jie ženkliai padidins kuro sąnaudas. Jei parinksime alyvą skystesnę, ji netaip gali gerai sutepti variklį. O kas atsitiks varikliui, jeigu klientas pakeis alyvą per retai? Paprasčiausia, alyva praras savo savybės, ji blogai teps, o visų pirma, jūs taip rizikuojate sugadinti variklį. Gal galėtum man pasakyti, o tada kas kiek laiko reikėtų keisti alyvą? Alyvą reiktų keisti tada, kada rekomenduoja automobilio gamintojas, bet mes važinėjame su automobiliu ilgus metus ir aš manau, kaip automobilis pasiekia 100 000 km, alyvą būtų pravartu ir naudinga keisti dažniau. Dažniau tai yra kas 10 000. Aš turiu 15 metų senumo automobilį ir sakyk, kas nutiks, jeigu aš keisiu alyvą kas 20 000 arba 25 000? Jeigu tavo automobilis yra 15 metų senumo, jis turbūt bus pravažiavęs daugiau negu 100 000 km ir kažkada jam buvo rekomenduojama keisti alyvą pagal gamintoją kas 15 ar 30 000. Bet tavo senukui jau reikėtų alyvą keisti kas 10 000, nes alyvą keisdami ilgais intervalais senam automobiliui, paprasčiausiai alyva neatlieka savo darbo, jinai nevalo variklio, netepa jo ir jūs rizikuojate sugadinti jį. Ar galėčiau pasitikėti pardavėjui, kuris sako, kad alyva tinka daugeliu automobilių? Ne, nesutinku, universalios alyvos nėra, vis tiek reikia rinktis pagal gamintojo rekomendacijas. Taip yra pas mus populiarių alyvų, tarkim 5V30 Long Life'as, tai yra tikrai labai populiari, plačiai paplitusi Lietuvoje, nes daugelis tokių automobilių, Volkswagenai visi, bet universalios alyvos nėra. Kaip manai, kas yra svarbiau keičiant alyvą? Ar kilometrų skaičius, ar laikotarpis? Svarbu ir tas, jeigu suvažinėjot kilometrus, reikia pasikeisti alyvą, bet jeigu mašina stovėjo ilgai nevažiavus, tarkim keletą metų, irgi būtų pravartu taip pat pasikeisti alyvą. Automobilių turime rinkoje įvairių. Sakyk, ar benzininiams ir dyzeliniams varikliams yra skirtingos alyvos, ar kažkuo skiriasi? Ne, skirtumo nėra. Dyzeliniai ir benzininiai varikliai naudoja tą pačią alyvą, tik skiriasi klampumas. O kas yra ta klampa? Klampa yra paprastai, jeigu pasakęs, alyvos tirštumas. Kažkada buvo klampa 10V40, tiršta alyva, tada jinai perėjo į 5V30, skystesnė. Dabar jau naudojame hibridiniai varikliai naudoja 0V8, 0V16 klampos alyva, tai yra labai skysta alyva. Tokios variklinės alyvos mes taip pat turime, siūlo mūsų gamintojai, tai yra naujovė ir tai, kas mūsų laukia ateityje. Dar vienas veiksnys yra, kad klampesnė alyva žiemą yra užvesti sunkiau. Skystesnė variklinė alyva varikliui užvesti yra lengviau, todėl jeigu jūs kartais keičiate variklio alyvą prieš žiemą, vis laik rekomenduojama gal net ją ir skystinti. Pakalbėjome apie alyvos klampumą. Gal galėtum papasakoti, ką reikia atkreipti dėmesį renkantis alyvą? Renkantis alyvą, aišku, reikia atkreipti dėmesį, ką rekomenduoja automobilio gamintojas. Kiekvienas žmogus nesunkiai gali rasti internete programų, kur galima pasirinkti alyvą pačiam. Tarkim, mūsų pardavinėjamam Rektol puslapį yra visas parinkimas, žmogus gali laisvai susivesti savo automobilio duomenis ir jam paprasčiausiai parodys, kuri alyva jam tinka. Kartais būna nurodyta keli variantai klampumų, tarkim 5V30, po to perėjimas į 5V40. Tai jeigu tai paprastai aiškinant, tai 5V30 buvo tada, kai buvo automobilis jūsų jaunas. Kai tavo automobilis jau senukas, galima jam rinktis ir 5V40 tepalą. Blogiau tikrai nebus.